Rusų pasakose yra vienas personažas, kuris suaugusius erzina labiausiai – Ivanas Kvailys, Ivan Durak. Guli ant krosnės, nieko nedaro, nieko nesiekia, neprotingas, nestiprus, neambicingas. Jo protingi broliai dirba, planuoja, stengiasi, viską daro teisingai ir pralaimi. Kvailys guli, po to atsikelia, eina nežinia kur, daro kažką nesuprantamo ir gauna viską. Carevičiną, karalystę, ugnies paukštę, arkliuką, kupriuką, gyvą į vandenį, viską, 100 pasakų iš 100. Tai ne logika, tai sistema. Ir kai pradedi ją suprasti, supranti kažką svarbaus, ne tik apie pasakas, bet ir apie save. Pradėkime nuo svarbiausio. Žodis kvailys, durak. Mes jį girdime ir galvojame. Kvailas, bukas, negudrus, neprotingas. Tačiau senojoje rusų kalboje šis žodis reiškia visai ką kitą. Durak nuo žodžio dur, pasiutimas, dūkimas, užgaida, o dur tai nekvailumas. Senąją prasme dur tai ypatinga jėga, nevaldoma, nenuspėjama, ta, kuri nepaklūsta įprastoms taisyklėms. Jurodyviai, palaimintasis Dievo kvailys, ta pati šaknis. Palaimintieji senojoje Rusijoje tai nebepročiai, tai žmonės, kurie tyčia pažeidinėjo socialinės normas, kad sakytų tiesą. Jiems negalima buvo keršyti, jų negalima buvo bausti, nes palaimintasis už sistemos ribų, o tas, kuris už sistemos ribų yra jai nepažeidžiamas. Ivanas Kvailys, tas pats principas, nėra kvailas, jis kitoks, jis gyvena pagal kitas taisyklės. Protingi broliai žaidžia pagal visuomenės taisyklės, dirbk, siek, būk kaip visi. Ivanas nežaidžia ir būtent todėl visuomenės taisyklės negali jo sustabdyti. Dabar apie 3 brolius. Pasakose jų beveik visuomet yra 3 – vyresnysis, vidurinysis, jaunėlis. Tai ne atsitiktinis personažų rinkinys, tai socialinis visuomenės žemėlapis. Vyresnysis brolis tai tas, kuris paveldi žemę, turtą, statusą, jis sistema, jis tvarka. Jis veikia pagal taisyklės, nes taisyklės jam naudingos. Vidurinysis brolis tai tas, kuris bando, nepaveldi, bet nori pasiekti. Jis dirba, stengiasi, jis ambicija taisyklių rėmuose. Jaunėlis paveldi mažiausiai iš visų arba apskritai nieko. Pagal taisyklės jis neturi šansų, todėl jis nežaidžia pagal taisyklės, jis neturi ko prarasti. Vladimiras Propas pastebėjo, kad visose pasaulio kultūrose būtent trečiasis sūnus yra pasakos herojus. Ne pirmasis, ne antrasis, visada trečiasis, nes trečiasis vienintelis, kuris neturi iliuzijų apie tai, kaip veikia sistema ir būtent todėl jis mato tai, ko kiti nepastebi. Dabar didžioji Ivano paslaptis, toji, kuri paaiškina visas jo pergalės. Ivanas padeda, ne todėl, kad protingas, ne todėl, kad stiprus, ne todėl, kad turi planą. Tiesiog padeda, sutiko senutę, pamaitino, sutiko gyvūną bėdoje, padėjo, sutiko būtybę, kurios visi bijo, neišsigando. Protingi broliai praeina pro šalį, nes jie turi tikslą. Tikslas svarbesnis, nėra kada blaškytis. Ivanas nepraeina pro šalį, nes jis neturi tikslo, jis neturi kur skubėti, jis tiesiog yra čia, būtent dabar. Ir kiekvienas, kam jis padeda, padeda jam. Pilkasis vilkas, ugnies paukštė, arkliukas kupriukas, ragana jaga, baba jaga, net ir ji padeda, visi jie padeda Ivanui. Kodėl? Todėl, kad jis jiems padėjo pirmas, be išskaičiavimo, nesitikėdamas atlygio, tiesiog padėjo. Psichologija tai vadinama absurdiškumu, reciproškumu. Žmogus, kuris duoda be išskaičiavimo, gauna neprašęs. Tai ne pasakos magija, tai žmonių santykių dėsnis. Ivanas žino šį dėsnį instinktyviai, arba nežino, bet gyvena pagal jį. Protingi broliai žino daug dėsnių, bet tik ne šį. Protingi broliai pralaimi ne todėl, kad yra kvaili, jie pralaimi todėl, kad yra nuspėjami. Pasakos piktadarys, Kašėjus, Slibinas, caras visada žino, ką padarys protingasis. Protingas eis tiesiai, protingas ieškos logiško sprendimo, protingas padarys tai, ką privalo, ir piktadarys jo laukia būtent ten. Ivanas nenuspėjamas, jis nedaro to, ką privalo, jis daro tai, ką nori, arba tai, kas atrodo teisinga būtent dabar, be plano, be strategijos, be baimės pažeisti taisyklės. Piktadarys negali jo numatyti, nes Ivanas pats savęs negali numatyti. Tai antitrapumas, šiuolaikinio mokslo terminas apibūdinantis tai, ką pasakos suprato prieš 1000 metų. Tas, kuris neseka taisyklėmis, yra nepažeidžiamas tiems, kurie taisyklės žino. Ivanas yra antitrapus. Ir štai dar vienas pastebėjimas. Ivanas niekada nekovojo dėl valdžios, jam nereikia karalystės. Karalystė ateina pas jį, nes jis jos nenorėjo. Liaudies išmintyje geriausias vadovas tas, kuris nesiekia valdyti. Nes tas, kuris siekia dėl valdžios pasiruošęs viskam. O Ivanas dėl jos nepasiruošęs niekam, todėl juo pasitikė ir atiduoda jam.
Ivanas Kvailys yra ne tik rusų kultūroje, jis yra visur. Parsifalis keltų legendose naivus riteris, kurį visi laiko kvailiu. Suranda gralį. Dzeno vienuolis Hotėjus, storas, besijuokintis laimės dievas, nedaro nieko rimto, pats mylimiausias. Juokdarys viduramžių Europoje vienintelis, kuris galėjo karaliui sakyti tiesą, nes juokdarys yra už taisyklių ribų. Forestas Gampas šiuolaikiniame kine protiškai atsilikęs pagal sistemos standartus. Pingpongo čempionas, milijonierius, herojus, vienas archetipas, viena idėja, skirtingos kultūros, skirtingos epochos. Tas, kurį sistema laiko kvailiu, nežaidžia pagal sistemos taisyklės ir todėl ją nugali. Ivanas Kvailys guli ant krosnies, žiūri į lubas, neskuba, visi aplinkui šnipždasi, skuba. Planuoja, dirba, stengiasi. Ivanas guli, o po to atsikelia ir eina. Be plano, be žemėlapio, be garantijų, padeda tam, kam kiti nepadėjo, nepraeina pro šalį, nebijo atrodyti keistai ir pabaigoje jis turi viską. Kyla pagunda pasakyti, tai pasaka, realiame gyvenime taip nebūna, bet palaukite. Prisiminkite žmonės, kurie pakeitė pasaulį, ne tuos, kurie sekė taisyklėmis, tuos, kurie jas laužė, ne tuos, kurie buvo protingiausi už visus, tuos, kurie nebijojo atrodyti kvailiais, ne tuos, kurie vaikėsi valdžios, tuos, pas kuriuos jie atėjo pati. Gali būti, kad mūsų protėviai žinojo kažką, ko mes nebemokame suprasti. Na, štai draugai tokia pasaka pasakėlė. Kaip jums ši interpretacija? Ar įdomi? Na, draugai, o mes puikiai žinome, kaip tokių išsiskiriančių asmenybių nekenčia sisteminiai. Kaip sistema su jais susidoroja. Nes jie yra grėsmė sistemai. Grėsmė kažką pakeisti. Todėl sistemos tarnai visaip kaip išmanydami stengiasi tokius nepritapėlius kaip įmanoma apjuodinti, apšmeižti, sunaikinti, kartais ignoruoti. Kad nedaug dieve toksai nepritapėlis nepadarytų kažko, kas pakenktų jų gerbuviui, mažos saujelės parazitų gerbuviui. Štai draugai, šiandien tiek šiame kanale, greitai bus daugiau, patikėkit. Iki greito.